jų stovėsenos yra gerokai žemesnės, vienas prieš kitą. Ir matote, kai jie dažnai būna ir netgi rankomis liesdami kilimą imtyniauja vienas prieš kitą. Graikų romėnų imtynininkams tokio pavojo nėra, kad bus užkišta koja ir panašiai, todėl imtynininkai imtyniauja daug stačiau. Ir galbūt daugiau veiksmų gražesniai vyksta stovėsenoje, bet iš principo iš kitos pusės ir lengviau apsiginti. Na ir kągi, dabar finalinė kova dėl aukso medalių svorio kategorijoje iki 74 kg. Pačioje gausiausioje 23 dalyviai čia pradėjo žemyno pirmenybės ir dėl aukso kovoja Azerbaidžano imtynininkas Hamsulvarajevas ir turkas Firatas Biničiai. Pervedimą, puikų pervedimą atliko Azerbaidžano imtynininkas, užėjo už nugaros, tačiau nesugebėjo parklubdyti savo priešininko ir teisėjai tokio veiksmo ir nevertino visai. Bet galimybė buvo iškovo tašką. Realiai. Jeigu pasižiūrėsime iškovotus titulus, tai pasaulio turės etapo laimėtojas yra azerbaidžanietis. Tai vienas iš paskutiniųjų jo pasiekimų. Kovo mėnesio pradžioje praėjusių metų pasaulio čempionate jis buvo trečias ir Europos pirmenybėse 2 pastarosius sezonus Hamsulvarajevas tampa būtent bronziniu prizininku. Šįsyk jam pavyko vykti tą pusfinalio barjerą ir dabar su Turkijos imtynininku kovoja dėl Europos čempionato aukso medalio. Daug paruošiamųjų veiksmų iš Azerbaidžano imtynininko pusės, matėme daug tokių imitacinių atakų, kurių metu jis tiesiog bandė priešininko budrumą, tačiau puikus praėjimas yra ir rytinys. Vienas ir 2 taškai turėtų būti įvertinti jo veiksmai. 3-0. 3-0. Ir dar vienas, aš manau, kad daugiau yra tik tai bandymai, rodant kovą, kad laikas būtų nestabdomas, tačiau arbitras išvilgia tai ir vėl kiekvieną kartą po švilpuko yra stabdomas laikas ir arbitras prašo imtynininkai tęstų savo dvikovą stovėseną. Turkijos imtynininkų 23-24, tai yra metais vyresnis yra jo varžovas Hamsulvarajevas iš Azerbaidžano. Vėl užkabino koją Azerbaidžano imtynininkas, bet taip pat kontratakavo Turkijos imtynininkas. Aš manau, kad galėjo būti dar 2 balais įvertinta jo veiksmas. Taip ir yra. 2 balus skiria arbitrai. Ir dar visai dėkinga situacija, jeigu aišku užteks laiko. Turkijos imtynininkui liko 1 sekundė. Azerbaidžanietis saugoja tą situaciją, jam palankė ir laimi pirmą kėlinuką. Po pirmos minutės atrodė, kad azerbaidžaniečio pranašumas solidus ir užtikrintas, tai per paskutinės 40 sekundžių Turkijos sportininkas įrodė, kad tikrai nelinkęs nusileisti ir tikrai, gero dar ginklų nesudeda. Na, matyti tą sportininko psichologiją, kada jau pirmauji ir pradėjo dairytis, arba kaip tam su tuo laiku, kėlinukas baigėsi, nesibaigė, o priešininkas kaip tik eina vabank, rizikuoja, ta rizika dažnai ir pasiteisina, ypač jeigu jis nepavargęs. Kaip matėte šio momento, tai yra Azerbaidžane imtynininkas buvo užkabinęs pačioj pradžioj koją, bet Turkijos imtynininkas kontratakavo ir iškovojo 2 taškus ir pasakysiu, labai gerai pasibaigė Azerbaidžano imtynininkui. Galėjo būti gerokai liūdniau. Galėjo būti išlaikymas pavojingai padėti, sakykime, ir būtų dar taškai Turkijos imtynininkui. Na, turkų dabar, bet kuriuo atveju, Turkijos vilkimėlinių triko. Būtina laimėti šitą kėlinuką tam, kad įgytų šansą varžytis trečiajame. Hamsulvarajevas ir pernai ir užpernai Europos čempionatuose buvo trečias. Olimpinėse žaidynėse užimta 15 vieta. Sunku išlaikyti Azerbaidžano imtynininkų Turkijos imtynininko koją, bet sugebėjo nuversti šoną ir to užteko, kad jis atsidurtų jam už nugaros. Ir matot, panašiai. Arbitrai neįskaitė. Ne, 1 taškas bus. 1 taškas turi būti skaitytas, taip. O galvoju, kad toliau jau jisai tik teisėsi paėmimą tam, kad galėtų truputį atsikvėpti prieš dvikovos tęsinį stovėsenai. Paskutinė minutė. Turkų, jeigu jis sugebės nugalėti šiame kėlinuke, jis įgy šansą į... Taip, ir matom vėl Azerbaidžano imtynininkas užgriebęs koją, tiesiog
atakavo savo priešininką iš nugaros ir sugebėjo įtvirtinti dar vieną tašką. Ne tiek svarbu taškas, kiek dabar, man atrodo, tas laikas, kuris bėga ir taip, ir Turkijos imtynininkų vis mažiau lieka laiko. 30 sekundžių, tai pilnai laiko vienai gerai atakai. Priminsiu, kad Zelimkhanas Huseinovas, Azerbaidžano imtynininkas, čia jau aukso medalį šiandien laimėjo. Taigi, atrodo, kad finalai kol kas klostėsi Azerbaidžano sportininkų naudai. Ir šios šalies himną šį vakarą galbūt girdėsime net ir ne vieną kartą. Lieka 15 sekundžių. Bando apeliuoti kilimo arbitrą Turkijos imtynininkas, kad neleistinai laiko į Azerbaidžano imtynininkas, bet lieka 5 sekundės. Manau, kad neturi gerą paėmimą tiesiog Turkijos imtynininkas, tik tai toks tuščias bandymas ir galvoju, kad pelnytai šioje dvikovoje nugalėtojų tampa Hamsul Varajevas. Įveikė savo priešininką per 2 kėlinukus. Galima pamokyti azerbaidžaniečio lietuvių liaudies patarlės, kad trečias kartas nemeluoja po 2 iš eilės Europos čempionato bronzos medalių. Hamsul Varajevas, 24 metų sportininkas iš Baku.